Nu ką, ruošimės grįžimui namo. Viskas jau ant moco sukrauta, paruoštas. Važiuosim iš Rumunijos į Lietuvą. Kelionė laukia ilga, darysim ratą didelį. Važiuosim pro Transfagarašano kelią, gal kabinsim ir Transalpinos, žiūrėsim pagal laiką. Tai teks biškį panakvot gal viešbutukuose kokiuose. Tai vot, dar reikia užlėkti parduotuvę. Nusipirksim atminties kortelę kamerai, kad viskas mums čia vaizdo medžiaga tilptų. Nu va, pagaliau išlėkiau į autostradą, išsimaliau iš to miesto, judu jau link Transfagarašan kelio, rodo, kad būčiau apie 17, bet aišku stosiu, dar degaliniai reikia jau. Stosiu kažkur pernakvoti prieš tą kelią, nes tokiu laiku neapsimoka per jį važiuoti, jau per vėlų, gali būti daug mašinų ir nespėsiu pravažiuoti. Tai kelsiu anksti ryte rytoj ir jį pravažiavęs tada judėsiu link Lietuvos. Nu ką, mūsų kelionė tęsiasi. Buvau apsistojęs viešbutukį Casa Marija, Pitesti miestelėje, čia visai netoli to Transfagarašan kelio. Fainas viešbutukas iš tikrųjų. Viskas švaru, tvarkinga. Kas labai svarbu, tai privatus parkingas, užsidaro vartai, viską. Motociklą va čia va šeimininko namas, liepia man prie to namo pastatyti, kad saugiau būtų. Tai labai faini darbuotojai, mandagus, geri pusryčiai. Kaina nedidelė, už naktį sumokėjau 38 eurus kartu su pusryčiais. Vienintelis viešbutukas, kuris turėjo vietų. Tai tikrai rekomenduoju. Jeigu kas važiuos, apsistoti būtent šitam viešbutukį. Likau tikrai patenkintas. Ką, judam toliau. Bye!
Pasižiūrėkit, ten tas kelias eina. Į kalną, grinai, iš kalno. Eik tu savo. Čia žiūrėkit, koksai tiltelis. Ojei. Toks vaizdas, kad aš per mažai kortelių prisipirkau atminties. Tos mašinos čia tik tais labai jau maišas. Eik tu savo. Koks grožis. Ką čia trumpam buvau sustojęs, tokia stotelė grinai. Kažką čia galima lyg ir nusipirkti. Kaip matėt, sutikau jau meškų. Meškiukas bandė užpult mane. Teko biškį pagazuot. Važiuosim toliau, dar tik pradžia. Visi tik filmuoja čia viską. O čia galima ir keturačių įsinuomot, palakstyt. Gal ir fainai su mašina atvažiavus. Gal ir ne tik keturačių, o viešbutukas, bet jau čia kaina tai būtų normali. Geriau kur toliau turbūt biškį apsistoti. O, kai matot pagal žemėlapį posukiukas ant posukiuko. Jeigu tik mašinų būtų mažiau, būtų išvis idealu. Nu, keliukas tai čia pasaka. Biškį gal mažiau duobėtas galėtų būt. Bet važiuoti smagumas.
be tašių, tai čia būtų iš vis smagu, galėtum daugiau guldyti biškį. Na, bet tai... Be tašių neišeina, reikia daiktų prisidėti keliaujant. Kas čia dabar vyksta? Ai, čia jau turbūt gal aukščiausia vieta gal. Prisiparkuot gal reiks eit pasivaikščiot. Pasižiūrėsim. Yra iki. Pasižiūrėkit, kai čia vaizdelį. Ežeras kažkoks. Pasaka. Dar visko neatėjau. Čia dar yra kur parduotuvyčių visokiausių eisiu, apsižiūrinėsiu. Gal pavalgyt kur. Neaišku, ar čia kortelę galima atsiskaityti. Neturiu čia tų vietinių pinigų lėjų. Nu, žiūrėsim. Pafilmuosiu darbiškį. Maistelio, grinai tarp kalnų čia toksai kepa vietoj, atrodo žiauriai skaniai. 20 euriukų, aišku, gal brangokai užtiek, bet pabandysim, pažiūrėsim. Nu ką, aukščiausias Transfagarašano taškas pasiektas. O, čia rūkas užeina. Taip ir pamiršau papasakoti apie šitą kelią. Tai jis buvo nutiestas dėl, kai Sovietų sąjunga įsibrovė 68 berods į Čekoslovakiją, tai tuometinis Rumunijos valdovas dėl to nutiesė šitą kelią, kad
kaip saugią perėją per kalnus, nu, ta prasme, greitą kariuomenės perėją per kalnus, apsiginti nuo Sovietų sąjungos, jeigu jie sugalvotų brautis pas juos. Tai šitas kelias buvo pradėtas statyti po 2 metų, kai sovietai užėmė Čekoslovakiją, tai 68 jie įsibrovė į Čekoslovakiją, 70 pradėtas statyti. Tai pagrindė šitą kelią tiesė kareiviai. Nelabai jie čia žinojo, kaip jie čia tiesti tą kelią, trumpam čia jie buvo apmokinti, kaip elgtis su dinamitu. Tai šitam keliui nutiest buvo panaudota apie 12 milijonų tonų, kažkiek apie 6 tonos vienokio dinamito, apie 6 milijonai tonų vienokio dinamito, 6 kitokio. Tai jie tik trumpam buvo apmokinti, kaip elgtis su dinamitu ir tiesiama šitas kelias. Tai oficialiais duomenimis 40 tik tais žuvo tų kareivių, bet neoficialiais tai skaičiuoja tūkstančiais iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų ne viena strateginė tokia kalnų perėja buvo nusitiesę rumūnai, bet šita viena iš tų tokių įžymesnių. Tai va, o ką, o dabar man jau kelias atgal į Lietuvą. Dar aišku, čia bus gražaus keliuko, leisiuosi jau ją pačią pabiškį. Nežinau kaip su vaizdais, nes rūkas kažko čia užėjo. Šiaip įspūdingai čia viskas atrodo. Labai įspūdingai. Turistų begalė, gerai, kad, ne visai jau taip anksti išvažiavau, bet manau visai neblogai. Jeigu va tokiu metu važiuoti, tai čia tų turistų daugėja ir daugėja. Mašinų srautas vis didesnis, tai su motociklu važiuoti biškį nuobodu, ir ilgai užtruktumėt. Bet šiaip tai verta. O, va, į apačią pasižiūrėjus, kaip gražu.
Na ką, vėl autostrada. Kelias namo. Važiuoju dabar link Sibių miestelio. Išvažiavau nuo smagių keliukų. Dabar 107 km autostradą važiuosiu. Liktais ten prie to Sibių miestelio bus dar įdomu pavažiuoti. Nu, netoli jau Vengrų sienos. Kažkur, nežinau, kur čia gausis nakvot. Dabar yra 1 valanda, tai stengsiu kuo daugiau nuvažiuoti. Paskui vis tiek kažkur reikės stot miegot, nes 1800 km iki namų rodo. Ilgas kelias. Na, kažkaip nuvažiuosim. Atvažiavau į Rumuniją, tai iš jos ir grįšiu. Nu ką, chebrytė, randuosi Lenkijoje, viešbutį taip ir nebuvau, buvau ten kažkokį suradęs Slovakijoje, nuvažiavau iki jo, sako mūsų kortelių ten tas aparatas atsiskaitimui sugedęs, tik tais kešo neturiu. Pradėjo jis ten man pasakot, kur bankomatas ten kažkoks užsisportavęs. Ai, galvoju, važiuoju taip. Tai apie 5 kažkur biškį prieš 5, tai pradėjo kabint miegas. Sustojau aikšteliai ten tokioj, kaip atskalūnas nukimarino ant motociklo. Ir va judu toliau. Nedaug jau iki Varšuvos liko. Čia matosi lyta. Gavau ir prieš tai biškį lietaus, bet labai nedaug. Nu, visai gerai jaučiuosi, užteko čia. Nepilnai valandžikę taip nusnaudžiau. Kokį minučių. Ir vėl gyvas. Jau davažiuosiu iki galo jau. Kas čia man liko? 530 km. Anksti namuose būsiu. Visai gerai. Gal ir gerai, kad to viešbučio negavau. Per vėlai realiai pradėjau ieškoti. Nu, bet yra kaip yra. Tai va, truputėlį Lenkijos vaizdų. Aišku, nieko gero čia su jais. Geros 5, nu vis tiek sustojimų darysiu gal kokios 6-7 valandos ir jau būsiu namie. Pagaliau. Da čia žiūrėjau prognozes, lyg ir čia prie Varšavos turėtų lyt, bet apie 11 gal kaip nors apvažiuosiu. Bet Lietuvoje lietų rodo, tai nežinau, gali būt, kad teks dėtis nepralivkę.
labai nenoriu, tiek nedaug liko. Ir jeigu dar sušlapsiu čia paskutiniais kilometrais, tai... Na, gal kaip nors. Nu ką, iki Lietuvos liko 122 kilometrai. Pradėjo lyt. Taip nestipriai krapina, bet vis tiek sušlapsiu, reikia dėtis nepralipkę. Nuimsiu jau kamerą. Nors ir sako, kad jinai nebijo, bet gal geriau nerizikuosim. Tai šiam kartui tiek. Kelionė buvo smagi. Ir pasimatysim kitose video. Čiau.